Nemažiau aktuali tema yra kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminai. Tai kokiegi yra tie terminai? 3 mėnesiai yra dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo, atostoginių galutinio atsiskaitimo metu neišmokėjimo, dienpinigių neišmokėjimo ir visi kiti klausimai, kai tuo tarpu neteisėto atleidimo, kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais ar neteisėto nušalinimo atvejais jau turime kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą 1 mėnesį. Tai čia dėmesio darbuotojams, kurie teikia prašymus dėl neteisėto atleidimo, ypatingai kai jie yra atleidžiami už pravaikštą, už neblaivumą darbo metu darbe ir panašius klausimus. Tai turėkime omenyje, kad tai yra 1 mėnesio sutrumpintas toksai terminas pasikreipti į darbo ginčų komisiją ir tikėtis, kad jūsų ginčas bus sprendžiamas būtent darbo ginčų komisijoje. Tuo pačiu norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu tokius terminus praleidote, ar tai 3 mėnesių ar 1 mėnesio terminą, tai vėlgi galite nurodyti svarbias priežastis. Įstatymas nenumato tokių svarbių priežasčių sąrašo, tačiau jeigu ir darbo ginčų komisija netenkina ir atsisako nagrinėti prašymą dėl praleistų terminų kreiptis į darbo ginčų komisiją, visada galite kreiptis į teismą, surašydami ieškinį teismui ir paminėdami priežastis, kodėl buvo praleisti būtent šie terminai. Tai tuo pačiu norėčiau ir atkreipti darbdavių dėmesį, kad kai mes turime teikti atsiliepimą į darbuotojo prašymą darbo ginčų komisijoje, taipogi atkreipkime dėmesį, ar nepraleisti yra kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminai ir ar nereikia apie tai užsiminti savo atsiliepime, argumentuojant tuo, kad vis tik toks terminas yra praleistas ir darbuotojo prašymas turėtų būti nenagrinėjamas, nes priežasčių kaip po tokių darbuotojas nenurodė ir tarkim būna dažnų atvejų, kad pats darbuotojas nedalyvauja. Priežasčių, dėl ko jisai praleido tokius terminus, irgi nenurodo ir komisija tokios iniciatyvos pratęsti šiuos terminus taipogi neturi. Tai atkreipkime dėmesį ir kaip darbdaviai, ir kaip darbuotojai ir laikykimės įstatymų nustatytų kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminų.